Visų savo pašnekovų prašau pagalbos su pavadinimu. Bus kažkas, brūkšnelis, Rimgailė. Tiesiog pas mane žiauriai kardinaliai viskas pasikeitė ir, sakau, pasikeitė tikrai dėl to, kad aš daugiau ėjau į savo vidų, ko pasekoju supratau, kas aš esu ir kad, ta prasme, manęs neturi paveikti kažkokie pašaliniai žmonių, ten kažkas tai nuomonė ir taip toliau. Ne jie gyvena mano gyvenimą, aš gyvenu savo gyvenimą ir aš turiu jaustis, kad man gerai, o ne Marytei ir Petriukui gerai. Ir kai tu tą supranti, tada tau ir, tu niekur nebijai. Dar kažkada seniau esu dirbu šokėja ir tada mane visuomenė turbūt taip paveikė, kad ten šokėja, tipo, čia labai blogai, čia tipo, negalima net niekam sakyti, čia yra tragedija, čia taip anaip. Ir aš po to dirbau tos normalius darbus ir bandžiau apsimesti, kad va, čia aš visiškai normali, čia aš einu į ofisą, čia taip anaip. Ir va tada tos laimės turbūt daug nebuvo, nes tu tiesiog darai tai, ką daro visi, eini nuo tų 8 iki tų 5, ta prasme, tu esi pastoviai ne iki galo laimingas, nu tai va. Ir kai tu darai tai, ką iš tikrųjų nori ir nekreipi dėmesio į kitus, tai visai ir ta gyvenimo kokybė kitokia. Būti savimi, brūkšnelis, Rimgailė. Kažkas tokio. Koks jūsų vardas? Šis Rimgailė. Kiek metų? 30. Iš kur esat? Iš Kauno. Kaip prisimenat savo vaikystę? Žinokit, jeigu atvirai, tai labai mažai apie savo vaikystę atsimenu. Šiaip norėčiau daugiau atsiminti, nes iš vaikystės traumų galima išsispręsti daug dalykų į ateitį. Bet aš tiesiog neatsimenu, nežinau. Bet tai dažnai tos vaikystės traumos ir jos ir trukdo prisiminimam. Tai vat gal dėl to ir neatsimenu. Kaip bendrauti su tėvais, ką tėvai veikia? Tėvai turi savo verslą, įmonę, tenai dirba kartu. Tai kai buvau mažesnė, daug laiko gal ir viena iš tikrųjų praleisdavau, nes tėvai turėdavo dirbti. Koks vaikas buvot? Sakyčiau, intravertė gal daugiau. Ir šitaip buvau daug metų ir tik prieš keletą metų čia pas mane apsivertė, kad aš tokia daugiau bendraujant pasidariau. Ant seniau tai bijodavau bent žodį pasakyti. Ką veikėt baigus mokyklą? Stojau mokytis toliau. Prijaučianti šiek tiek buvau teisingumui visam. Stojau į teisę ir iki teisminį. Šiaip norėjau būti policininkė gal labiau. Tenai neįstojau, stojau iki teisminį. Tada galvojau pereiti tam po kažkiek laiko galbūt tą policiją. Bet visai neblogai buvo ir ten. O po poros metų besimokant supratau, kad iš viso nelabai noriu nieko turėti bendro su teisė. Ir taip ir gavos. O tas teisingumo toks noras būti policininkė, kaip tai pasireikšdavo jumise? Tai šitas ir dabar pasireiškia, tipo, aš nepritariu dalykams, kurie neturėtų vykti. Aš universitete besimokant supratau, kad žmogus teisininkas, jisai dirba savo darbą, jisai turi laikytis tų įstatymų, kurie yra sukurti. Ir jeigu, tarkim, aš nepritariu tam tikriem įstatymam, aš vis tiek turiu juos vykdyti ir jų laikytis, dirbdama savo darbą. Tai man šitoj vietoj labai nepatiko. Ir baigiau mokslus, viską pasibaigiau ir pasibaigus mokslus tada stojau į kosmetologijos profesinę mokyklą. Tenais apie porą metų. Bet čia su pertrauka po univero dar gal kokie metai ar 2 praėjo ir tada į kosmetologijos stojau. Kas gyvenime jūsų vyko tuo metu, kai studijos, perėjote į kitą studijuoti, kas asmeniniam gyvenime šiaip? Žinokit, aš tuo metu daug sportavau. Tai turbūt buvo mano sporto visos eros pradžia. Ką sportavote? Kultūrizmą, fitnesą. Tai aš tada sportavau ir mokiausi. Valgiau normaliai. O sportas, kultūrizmas, fitnesas, jūs jį profesionaliai jau žiūrėjot? Iš pradžių ne, bet po to jo yra tekę porą sezonų dalyvauti varžybose. Kiek laiko tą tęsėt ar tęsėt iki dabar? Tai buvo vienas sezonas, kada dalyvavau, tada po jo man labai nepatiko, aš sakiau daugiau niekada gyvenime. Kodėl nepatiko? Buvo labai baisu, ypatingai pozavimas. Aš atsimenu, buvo toks pasibandomasis pasirodymas ir aš ten kaip išėjau ant scenos, buvo tragedija. Buvo labai blogai ir aš labai bijojau ir tada aš į varžybas nenorėjau jau varyti, niekur nenorėjau. Čia turbūt vidiniai daugiau niuansai buvo dėl tos baimės, nes po to jau taip nebebuvo. Tiesiog labai išgąsdino ir sakiau, viskas tikrai ne, man čia tokio streso nereikia. Tada padariau, nežinau, to metų ar 2 turbūt pertraukėlę ir sakau, reikia dar kartą. Antras kartas labai neblogai sekėsi. Jau pasiėmiau ir prizinės vietas daugumoje ir baimės jau tokios nebuvo, jaučiaus pasiruošus daugiau. Antras ir buvo tada paskutinis? Turbūt, kad jo. Todėl, kad dar pas mane gyvenime yra planuose, nes aš vis dar neturiu pirmos vietos ir norėčiau ją pasiimti kada nors. Bet labai sunku, to prasme. Mano gyvenimo būdas šiek tiek pasikeitė, sakau, anksčiau tikrai daug sportavau, stengiausi valgyti normaliai. Dabar aš nenoriu taip normaliai valgyti, man patinka atsipalaidavus gyventi,
patinka kažkur išvykti savaitgaliais, mėgstu ir alkoholį pavartoti, realiai visko reikia atsisakyti. Tai kol kas nenoriu, bet aš tikiuosi, kad dar tas noras atsiras. Po studijų, kur dirbat, ką veikėt? O, žinokit, po studijų tai aš išvažiavau į Angliją, tenai praleidau apie pusę metų gal biškį daugiau, kažkas tokio, ir po to grįžau į Lietuvą ir būtent tada, kada grįžau į Lietuvą, tada stojau kosmetologiją realiai iš naujo ir tada vėl mokiausi. O po šitų mokslų šiek tiek dirbau su kosmetologija, dėjau blakstienas, šiaip visai patiko, bet tada atsirado karantinas. Ir buvo nebegalima nieko daryti. Ir iš vienos pusės tas buvo gerai, nes tada supratau, koks yra gyvenimas trapus ir kaip gali viskas per dieną pasikeisti ir kokios tos veiklos, kaip tave priboja tas gyvenimas, ne, kada tu nieko negali daryti. Ir tada pagalvojau, kad jeigu būtų kažkas internete, tai, pavyzdžiui, šiuo metu, kada yra karantinas, man niekas netrukdytų, vis tiek viskas galėtų vykti, ne taip panaip. Tai šiek tiek šitą dalyką permąsčiau, įsivertinau ir po to šiaip pradėjau dirbti pardavimus. Pardavinėjau telefonus, ten aksesuarus, taip toliau. Ir kurį laiką dirbau taip. Ką veikėt po to? Ta norėjau būti žvaigždė. Nežinau, man kadangi patiko su to internetu kažką daryti, tai aš nusprendžiau eiti daugiau į tą sritį. Pradėjau filmuotis, eiti į laidas visokias dalyvauti, susikūriau OnlyFansus. Kokia pirmoji laida buvo, kurioje dalyvavot? Aš žinokit, neatsimenu, bet pasimatymų laida, kurios filmavimas buvo prie jūros. O čia buvo kažkoks pokytis pas jūs gyvenime, bet prieš tai sakėt vis tiek, kad buvot kažkiek labiau užsidariusi. Kas turėjo pasikeisti, kad savo norų pati nebijojote ir norėjote eiti į viešumą? Dabar aš negaliu paaiškinti, kaip viskas tai pasikeitė. Šiek tiek buvau pradėjus domėtis visų dvasinių pasaulių, sąmoningumo ugdymu ir taip toliau. Ir aš manyčiau, kad turbūt šitos praktikos labiausiai prisidėjo prie to. Nes aš kai pradėjau tą daryti, pas mane viskas ir pradėjo keistis. Realiai pusę gyvenimo turbūt nedariau nieko, ko norėjau pati, nes visada galvojau, ką ten žmonės pasakys, ką tėvai pasakys, kaip čia tas, kaip čia anas. Dabar bent jau šito nėra. Kaip ta pirmoji patirtis prieš kameras, televiziją? Šiaip buvo labai baisu. Ta pirmą kartą tai buvo žiauriai baisu. Tai buvo vėlia kaip. Po to jau tai baisu nebuvo. Gal buvo pats baisiausias dalykas, kad tu nežinai, kas bus. Šiaip aš galvojau, kad yra viskas surežisuota, o pasirodo ne. Bent jau kiek aš dalyvavau, kur tai viskas nebuvo surežisuota, nes tik sako, kaip išeina. Ir viskas. Kas liečia filmavimus, tai serialuose kartais dar būdavo pasifilmuoju per agentūrą, tu prasme, aš kaip ir modeliauju skaitose. Tai šiaip labiau gal turbūt toks konceptas patinka, negu pasimatymų laidos. Kada prasidėjo jūsų darbas su OnlyFans? Prieš porą metų. Tai aš tuo metu dar dirbau samdomą darbą ir jau pradėjau daugiau filmuotis tas laidas, taip toliau, su to internetu kažką. Šovė taip, kad dauguma panų tą turėjo, šiek tiek pakalbėjau, tam paklausinėjau. Aišku, čia neaišku, kas ten melavo, kas ne, dėl to gero uždarbio, tai tas labai gundė. Ir viskas, ir taip ir pradėjau. Iš tikrųjų labai ilgai svarsčiau, aš gal pusę metų galvojau, nes realiai tai viskas, ką dedi internetą, vis tiek yra internete, ir visam gyvenimui. Tai tą reikėtų įsivertinti, tai tikrai ilgai galvojau ir nusprendžiau tiesiog pradėti. Kaip atrodė pati pradžia? Šiaip žinokit, labai gerai. Ta prasme, aš taip bijojau irgi ten jau galvojau, visi sakys taip, anaip, penktaip, šeštaip. Aišku, buvo žmonių, kurie ir sakė, bet daugumoje, tai ta prasme, aš tiek daug pagirimų gavau ir ta prasme, tiesiog sako, maladėts, kad nebijai, darai ir taip toliau. Tai aš pati buvau nustebus. Tiesiog galvoju, taip lebo, pusę metų svarščiau, to, ko net nereikėjo svarstyti. Pasikeitė kažkoks artimesnės aplinkos požiūris, jūs ką, artimesnė aplinka? Žinokit, nežinau, ta prasme, man į akis neatėjo, nieks nieko ir nepasakė, apartų žmonių Instagrame, kurių ten profilio nuotraukos nėra ir kurie visada tau nori parašyti kažkokį blogą komentarą ar ne. Niekas man nieko į akis nepasakė, jeigu nori, gali pasakyti, o visų antra, tai man iš tikrųjų net neįdomu. Taip, aš gyvenu savo gyvenimą ir tai yra mano reikalas, kaip aš jį gyvenu. Aš neaiškinu niekam, kaip reikia jį gyventi ir aš nenoriu, kad ir man aiškintų. Jeigu tai būtų kažkokia konstruktyvi kritika, kur galėtų kažką pasakyti, tai jo, aš mielai laukiu, bet aš nemanau, kad reikia tą pasipiktinimą išreiškti kitiems žmonėms. Aš irgi daug papiktinuosi, tai ką man dabar nueit visiems prirašinėti žinučių. Aš suprantu, kad aišku yra vieša erdvė, tu ten gali komentuoti, savo nuomonę reikšti, bet tu pats turi suprasti, kad tavęs tos nuomonės niekas net neklausia. Tai kiekvienas žmogus turi savo nuomonę, todėl mes ir esam skirtingi ir gerai yra jas turėti, bet tai nereikia jų kišti. Taip. Kokie buvo jūsų pirmieji klientai ir kaip juos galime pavadinti sekėjai? OnlyFansuose kas yra? Yra subscriptionas?
Jo, tai panašiai kaip ir Instagram'e, ar ne, ar bet kur kitur, kur yra draugai, followeriai ir kažkas tokio. Aš žinokit, nežinau, ta prasme, aš tų žmonių tai nematau, tu ten gali užsirašyti bet ką. Tai pagal nickname'us nebent matau, kad yra žmonių, kurie, tarkim, daug metų jau ten yra ir ištisai yra, ir ten kartais atseka ir vėl paseka, tipo ilgamečiai. Šiaip dauguma žmonių sako, kad perka tie, kurie gyvenime ten nieko nesugeba ir taip toliau. Aš su tuo nesutikčiau, aš tai matau gal šiek tiek kitaip. Tai yra galimybė, kada tu gali realiai pabendrauti su žmogum ar ne, nes aš tikrai niekur daugiau neatsakinėju jokias žinutės ir taip toliau, nes aš neturiu tiek laiko, kad sėdėti Instagram'e ir visą dieną visiems atsakinėti. Tai nebūtinai tas žmogus turi ten būti kažkoks nieko visiškai ar ne, kad ateitų ten ir tiesiog pasikalbėtų. Tai manau, kad labai įvairūs tie žmonės. Tai aišku, tu bendrauji su žmogum, tu kažkokią nuomonę gali susidaryti. Ar ten jisai normalus, ar nelabai normalus, ar net. Visokių yra, kaip ir visur. Instagramo sekėjai, kai pradėjot promautinti OnlyFans'ų savo, kaip jie reagavo į tai? Nu tai pem ant pem. Dalis yra ateisiu pasieksiu ar ne, o dalis kita, kad fui, kaip čia tai, bla bla bla. Tai dalis, tai šitas pem ant pem, tai po šiai dienai yra. Ir visur jisai yra. Aš kiek ir kitų žmonių seku, ta prasme, tiesiog tie žmonės pem ant pem visada pasiskirsta, visada tu turi tuos žmonės, kuriem patinka ir visada turi tuos žmonės, kuriem nepatinka. Čia kitaip nebus. O kaip manot, kodėl tie žmonės, kuriem jūs kažkodėl nepatinka, ir jūsų veikla nepatinka, kuom jie piktinasi? Aš visada šitą dalyką nurašau žmogaus vidui, nes ta prasme, tai ką jisai mato, tai iš jo pasaulėžiūros atėjo, taip kaip jisai suvokia gyvenimą. Manau, kad žmogus, kuris yra laimingas, turi savo gyvenimą, jam yra dzin visiškai. Ką ten Onutė ir Petras ar Marytė daro, kad ir man nepatinka, o nepatinka, nu gerai, viskas užsiblokuoju, gyvenu toliau savo gyvenimą. Manau, kad čia vidinės priežastys yra, dėl ko būti tokiu nepatenkintu. Prieš kiek metų pradėjote OnlyFans'us? Kažkur prieš tai, nepilnai. Nu prieš 2 tai tikrai, gal dabar turbūt 3, kažkas tokio. Kaip auditorija kilo, didėjo? Ai, nelabai, žinokit, ką aš badau, kad stabiliai taip pat, tiesiog, kad žmonės keičiasi, plus aš pati buvau iš Instagramo dingus dabar kurį laiką, kas labai pasijautė. To mano aktyvumo nebuvimas tikrai per visur. Tai dabar stengiuosi biškai grįžti. O kodėl buvo dingus? Kažkaip man po to, kai suėjo 30 metų, man kažkas nutiko gyvenime ir aš manau, kad dar susitvarkys čia turbūt, toks turi būti tas laikas. O tas nutiko, tai toks noras atsiribot, ar... Nu, toks apmąstymų. Toks grinai apmąstymų metai, aš tada po biškį turbūt ir išnikau iš to interneto, nes tiesiog pasimečiau tam gyvenime, nežinau. Man praeiti metai buvo žiauriai geri, aš labai laukiau 30 gimtadienio, galvojau, čia dabar apšė bus labai gerai. O 30, nes taip žmonės šneka, kad ten kažkas pasikeičia, taip pat, žiauriai laukiau, sakau, praeiti metai žiauriai buvo geri ir atėjo tas 30 metų ir toks... Kažkas viskas blogiau. Tikėjausi kažko labai, net pati nežinau ko, bet tipo, kad čia bus labai faina jau po to 30 ir gavos kažkaip atvirkščiai. Kiek laiko prabuvot tam tokiam tyloj nuo interneto? Tai va, žinokit, iki dabar kažkur, nesenai. Pradėjau kelt storius. Ką veikėt per tą tylą? Nieko tą patį, kaip visada, tik nieko nerodžiau. Gal būtų toks pastebėjimas, gal man truputį atsibodo tie heiteriai visi, nes užknisa kovot su tais vėjo malūnais, ta prasme, tas pats per tą patį ir tiesiog fuck it galvoju. Nes tikrai užknisa, ta prasme, prasėdė ten prie kokio reelso vos ne 5 valandas, kol ten jį susikarpai susidėlioji, įsikeli kažkur ir pistau jį išblokuoja po kažkiek laiko. Nes tiesiog atėjo, kažkam nepatiko, kažkas užreportino, ten nežinau, pasiskambino, dar traukiam, klausyk Marytė, nu irgi paspaus report, galvoju, kad darai daug ką, ta prasme, prasėdi, jok žmogus nemato, kiek tu laiko, ta prasme, tam skiri. Aš tai suprantu tie žmonės, kas kažką kelia, kažką daro, kad, ta prasme, taip per sekundę nepasidaro. Tie, kas nieko nedaro, jie turbūt nesupranta. Ir, grūzas tiesiog, ta prasme, savo laiko švaistimas. Tai aš po to galvoju, ai, tik to. O jūsų subscriberiai lietuviai pagrindė? Mhm. O kodėl jie jūs renkasi? Nes suprantu, kad pasirinkimo yra. Tai yra, o tai ką aš žinau, kodėl mane, tai jūs jų paklauskit. O tai šiaip gal nebūtinai vien mane, tai gal tas žmogus ten subscribina, ką aš žinau, 10 merginų, 15, 20. Ir lietuvaičių tenais yra tikrai nemažai. Yra kažkokia konkurencija? Nežinau dėl konkurencijos, nes aš asmeniškai su nieko nekonkuruoju. Man viskas yra gerai, kaip man yra. Jo, gal kartais ten pasubscribina kokią panelę, bet šitą ir aš pati esu darius seniau, nes ta prasme reikia įgauti kažkokį suvokimą, kaip viskas veikia, ar ne, ten pasižiūrėti, kaip viena ar kita daro. Tai galbūt irgi tokių tikslų subscribina, nežinau, ir čia nieko blogo nematau. Piktinasi jūsų veikla daugiau vyrai ar moteris?
Ir taip, žinokit. Universalu jo, ir vyrai, ir moteris. Nu, aš neseniai dabar buvau Reelsą įkėlus su maikutė ir ta prasme, jo, ten matosi krūtinė ar ne, tas megztukas atsektas ir vienas komentatorius tam pradėjo man rašyti, kad va, tik plastinkės čia moki savo demonstruoti, panai. Po to komentaro sekė dar vienas kitur, aš parašiau, kad vietos turim daug, gali dar parašyti, jeigu nori. Ai, tik tu tokia nesąmonė ir galėjai atsakyti. Kažkam užkliūna tie papai. Nu, man patinka papai, man, pavyzdžiui, yra gražu papai. Aš nematau nieko blogo jos rodyti. Aš žiūriu ir kitus papus, jeigu aš matau, kad gražus papai. Nėra keista, kad yra galimybė, kad, pavyzdžiui, jūsų OnlyFansus ten seka kažkokie žmonės, kurie jūs pažįsta. Tai aš net nebejoju. Nu, tikrai, ypatingai pradžiai, tai žinote, visada visiems viskas įdomu. Tai pradžiai aš net nebejoju, kad tikrai yra buvę. Tai man tai jau tokios man skirtumas. Nu, tipo, nieko tam blogo nėra. O kas ten yra? Gražus kontentas. Jeigu man nepatiktų ir aš ten apsikraučiau, kad čia mane kažkas pamatys, tai aš tada to net nedarau. Šitoj vietoj yra labai populiaru dirbti su agentūrom. Nu, čia galiu paatvirauti. Dauguma merginų pačios ten turbūt net ir nelabai būna, nes kažkas tiesiog viską daro už jas. Tai tokių variantų tikrai daug žinau. Ir pati ieškojau. Tikrai, bet labai sunku kažką normalų surasti, nieko gero tame nėra, tai tiesiog man yra geriau, tarkim, mažiau tų pinigų ar ne, bet aš pati viską valdau, aš pati žinau, ką kur siunčiu, su kuo šneku ir ką ten šneku ir ta prasme, man asmeniškai daug geriau. Bet yra merginų, kurios dirba su tom agentūrom, tai jom net ir tada nereikia nieko žinot, kaip ten valdyti tą akauntą ar ką, jos tiesiog duoda savo tą kontentą ir kažkas dirba su juo. Antrosios pusės, kaip vyrai žiūri į jūs, kai sužino, kad turite OnlyFansus? Jo, čia žinau, tokia tema, kur irgi labai daug nuomonių, kur ten irgi tau vienas panas ateis ir sakys, kad čia į tave daugiau gyvenime nieks nežiūrės, čia taip panaip, čia iš tikrųjų galėčiau prilyginti su striptizo šokėjom, kad irgi tas pats, ten irgi niekas nežiūrės niekada taip panaip. Aš nežinau, aš tai taip negalvoju. Visų pirma, tai yra tavo minčių dalykai. Jeigu tu galvosi, kad tavęs nieks nemylės, tave nieks nežiūrės, nes tu esi toks ir anoks, tai tikrai taip ir bus. Tikrai. Lygiai taip pat kaip ir su bet kuo, jeigu tau visą gyvenimą savo sakysi, kad tu nieko vertas, aš čia neturiu pinigų, nieko nemoku, taip ir bus. Nes tu pats savo kali taip į galvą. Aš taip negalvojau niekada ir man viskas yra gerai, ta prasme, aišku, irgi yra tų visokio požiūrio žmonių ir vienam vyrui galbūt tikrai aš netiksiu ir sakys, nu, eik tu ten toli, nesu savo tais OnlyFansais, bet atsiras kitas žmogus, kuriam bus viskas ok. Ir taip ir yra, nu, tipo. Praeitais metais buvau padarius kalendorių savo naujųjų metų erotinį. Ir susidomėjimas šiaip buvo labai didelis, dėl ko aš nusprendžiau tą daryti, nes dar prieš tai metus atgal mane tiesiog pasisamdė įmonė kaip modeliu ir, ta prasme, pasidaryti savo įmonės tą kalendorių ir aš kažkiek tų egzempliorių gavau ir po to padariau konkursą ir žmonės buvo labai susidomėję, labai norėjo. Dėl to kitais metais aš, nu, tipo pati pasidariau ir tokį jau gražesnį mano suvokimu tą kalendorių. Ir esmė, kad susidomėjimas yra tada, kada yra viskas nemokamai. O kai yra mokamai, jau tas susidomėjimas vėlgi kitaip yra. Aišku, galbūt ten mano kaina yra per didelė ar ne, kurią aš save vertinu už tą kalendorių ir taip toliau, tai čia kiti niuansai. Bet aš tiesiog esu pastebėjus, kad nu, vat, kai reikia mokėti, tada tas susidomėjimas kažkaip išnyksta. Ir žmonės galbūt nesupranta, kad nu, aš iš to gyvenu ir aš iš tai valgau ir, nu, tipo, tai taip man yra gaila tiesiog, va, mėta to taip, kairiai dešinė. Pranyksta tas susidomėjimas arba jis sumažėja ir susidomėjimą pakeičia pyktis? Galbūt. Gali būti ir taip. Manau, kad kiekvienai merginai, kuri, vat, tarkim, su tai socialiniais tinklais kažką daro, nu, tipo, žinomesnė yra ir taip toliau. Aš net pati esu mačius ne tik pas vieną tų žinučių, kur tau ten kiekvieną mėnesį diena iš dienos rašo labas ir paskutinė žinutė, to būna ktina. Aš nesenai buvau šiaip Instagram'e tos klausimus pasidarius anoniminius. Tai irgi ten tokių porą perliukų buvo, kad ten labai pasikėlus mandra ir taip toliau. Iš tikrųjų, tik stora kiaulaitė ten, kur savo OnlyFansus turi. Kokie ateities planai? Kaip įsivaizduojat save ateityje? Aš žinokit, nežinau, kaip įsivaizduoju, nes sakau, kad aš esu apmąstymuose, dabar kažkur plaukioju. O tarp ko plaukėt? Tarp egzistencinio apmąstymo apie gyvenimą ir žmoniją. Ką esat sumašius, pastebėjus? Oi, kad baisu yra.
Nu, tipo, kad baisu yra iš tikrųjų ypatingai toj socialinėje erdvėje, kaip matau visokius komentarus. Tai aš net nekalbu apie save. Aš mėgstu ir kitur nueit paskaityti žmonės, kurie yra populiaresni, ar ne, tarkim. Tikrai nekartą esu skaičius tam komentatorių komentarus. Ir man yra baisu. Man yra baisu, kad, prasme, mes turim gyventi tarp tokių žmonių. Visoj krūvoj. Ir tu kaip eini, tarkim, Maksimoj. Tu nežinai, ar tas žmogus, va tas priedurnis, kuris ten rašė viską, kas blogiausia, ne, dabar tiesiog eina kažkur ir ten yra normalus žmogus. Tai va tiesiog tokią išvadą esu padarius, kad yra tikrai baisu, nu, ta prasme, daug debilų yra gyvenime ir tai yra baisu. Nu, kai supranti, gal lengviau, gal gali tam tikrą prasme užjaust, ar ne, gal netaip pyktis tada ima, kada tu suvoki, kad tas žmogus net tam velniai žino, pro kokius akinius žiūri į tą pasaulį. Manau, kad daugiau gal tos empatijos tokios, bet labai nepalengvėja nuo to, kad supranti. Net baida jūsų nuo jūsų darbo, kur tam tikra prasme jūs esate pati savo prekiai, jūs esate tai, ką žmonės vartoja. Taip. Matot, mano šitas visas dalykas vis tiek nebus amžinai, bet kuriuo atveju vis tiek reikės kažkaip daryti. Šiaip labai norėčiau kažkokio savo verslo, bet irgi nežinau kokio, nežinau ką. Nematau prasmės daryti, ką daryti, nes norėčiau daryti tai, kas, nu, iš tikrųjų patinka ir kur norėsiu skirti tą savo energiją, ne tiesiog ką daryti. Tai negąsdina, nes čia tiesiog yra kelionė kažkurio laikotarpio šita, kurioje esu ir ta kelionė baigsis ir eisim kitą kažkokią kelionę. Su tuo viešumu vis tiek vienaip ar kitaip aš norėčiau turbūt būti susijus, nu aišku, nežinau, kaip tas gyvenimas pasisuks, bet tarkim, net ir kalbant apie verslą, ar ne, tai jo, šiuo metu aš, tarkim, pati esu, nu, kaip savo brandas, ne, bet jeigu turi kažką kitą, vis tiek tas Instagramas tau padeda parduoti. Tai tas viešumas, manau, kad išliks. Ačiū, Gailė. Ačiū tau.